Pirtis, speigas ir eketė. Ar žinojai, jog keletą kartų per metus vanduo įgyja kitą kokybę? Vanduo tai 70% tavo kūno. Kuomet jisai keičiasi tavo emocijos, tavo nervinė įtampa, tavo nauja, tavo sena. Senosios tradicijos tai žinojo, todėl šventino vandenį, maudėsi speige ir žiemoje. Beje, todėl mes einame ir į pirtį. Pirtis tai ne šiaip savo ritualas, tai apeiga. Pirtis tai portalas. Kviečiame šių metų sausio iš 18 į 19 bus virsmo naktis, kuomet vanduo įgys kitą kokybę. Tai Urano aušra, pavasario lygiadienio įžanga. Ir kosmose, ir žemėje vyksta virsmas, eik su virsmu ir atsinaujink. Turėsime pirties apeigą, kurią pradėsime su žolelio aromatu, su druskų inhaliacija, vantų šėlsmu ir kuomet bus virsmo naktis, vidurnaktį, su vedimu, be ekstrymo, pasiruošę, susišildę, lysime į virsmo vandenį. Mano vardas Vytenis Sinkevičius, jau 13 metų praktikuoju Cigun terapiją, padedu žmonėms išsilaisvinti nuo traumų, baimių, paleisti ligas. Taip pat vedu vyrų klubą Šviesos karys. Esu Cigun praktikas, daoistinių budistinių praktikų ir sujungsiu visą tai šiame rituale. Po šios apeigos jausies lengvesnis, emocijos bus nusėdusios, paleisi seną, priimsi naują ir su naujų ciklu atsinaujinęs galėsi tęsti savo pareigas ir įsipareigojimus šiam pasauliui. Kviečiu tave į vandens virsmo apeigą su pirties garu, su kvėpavimu, su meditacija, tam, kad pasikrauti. Tai ne magija, tai nervinės sistemos perkrova per gamtą. Susitinkame šių metų vandens virsme. Iki.